Mėlėjų, pasižiūrėkime, kas mūsų laukia per sekančias 7 dienas. Nesvarbu, kada jūs pradėjote žiūrėti šį video, būtent skaičiuojame nuo tos dienos, kada jūs pradėjote jį žiūrėti. Jeigu tai pirmadienį, reiškia nuo pirmadienio plus 7 dienos, jeigu bet kokią kitą dieną, reiškia šios energijos jums bus aktualios sekančias 7 dienas. Jūsų patogumui siūlau pasirinkti pirmąjį variantą arba antrąjį variantą. Susifokusuokite, galvokite apie save ir rinkitės. O aš pradėsiu nuo pirmojo varianto. Taigi, pasižiūrėsime pirmajam variantu, kokios energijos jūsų laukia per sekančias 7 dienas. Taigi, kokios bus pagrindinės energijos, pagrindinės tendencijos, kokie bus svarbus įvykiai, žmonės, informacija, kas laukia mūsų darbuose, finansuose, artimoje aplinkoje, viską pasižiūrėsime ir paprašysime dar kartą duoti mums patarimą. Taigi, pagrindinė energija, laukia labai moteriškos energijos susijusios su moterimis. Šias 7 dienas, šią savaitę jums bus aktuali jūsų pačios intuicija, galimas bendradarbiavimas su kitomis moterimis, galbūt laukia susitikimai su moterimis, taip pat tai yra ir mamos energija, gali iškilti tokios mamiškos užduotis arba taip pat užduotis, susitikimai, rūpesčiai būtent susiję su mama, galbūt bendradarbiausite, paskambinsite mamai. Taip, ir čia šios užduotis, šitie bendradarbiavimai, jie kalnas, tai reiškia, nebus labai tokios, paprastos, savyje neša tam tikrų iššūkių, kuriuos mums reikės išspręsti. Kalnas tai gali būti rūpesčiai, iššūkiai, kalnas būtent užduočių ir kažkokių tokių iššūkių. Iš tikrųjų, pagal puokštės kortą, čia matome, gali būti tikrai susitikimai, bet emocionaliai jie gali išgręžti, jūs liktais ir geri susitikimai, ir gražiai atrodysit. Tai gali būti rūpesčiai susiję su savo išvaizda. Galite eiti pas kosmetologą, manikiūrą pasidaryti ir kitas procedūras, bet tuo pačiu jų bus tiek daug, kad emocionaliai jūs tiesiog jausitės tokia išsekusi. Pasižiūrėsime dar, kokių čia bus energijų. Taip pat galima sakyti, kad šios 7 dienos bus labai tokios intensyvios ir intelektualia prasme, kur jūs negalėsite paleisti, visą laiką galvosite, svarstysite, analizuosite, galbūt netgi kalbėsite su kažkuo apie kažkokią tai informaciją, kurios šiuo metu dar neturite. Taip pat tai gali būti svarstymai, kur man eiti studijuoti, ką man studijuoti, ar man verta eiti ten studijuoti, nes artėja rugsėjis ir labai dažnai kaip aš sakau, pasijungia tas mokinio arba studento sindromas ir nepaisant to, kad mes jau, pavyzdžiui, esame suaugę, mums norisi kažką pradėti naujo, pažinimo tą kelią vėl pradėti. Todėl gali būti tokie svarstymai ir apmąstymai, kurie neduos jums ramybės, būtent susiję su naujais kursais, mokymais. Toliau pasižiūrėkime, su kuo tai
Toliau gali būti susiję. Taip. Na, akivaizdu, kad per šias 7 dienas ta informacija, kažkokią tai galite sužinoti ir paslapti. Ir šita informacija bus labai jums naudinga ir sėkminga. Taip pat galimi susitikimai, pavyzdžiui, jūsų poroje, jei turite porą arba esate susituokę, tokie gali būti labai ryškus išėjimai į miestą pasivaikščioti, susitikimai, gali laukti jūsų pasimatymai. Gali būti taip, jeigu jūs susitikinėjote tam tikrą laiką su jaunuoliu ir nežinote, ar būsime mes pora ar ne, tai čia galite sulaukti tokio pasiūlymo tapti pora. Taip pat labai gali ateiti sėkmingos idėjos ir mintis apie keliones, kažkur tai keliauti. Taip pat jeigu svarstėte klausimus dėl transporto, tai čia iš esmės gali būti, arba norite parduoti tą transporto priemonę, mašiną, gali tikrai kilti tokių minčių, apsvarstymų, būtent susijęs su transporto priemonę, ar pirkti ar nepirkti, ir dėl to irgi toks lygtais ir daug tų klausimų bus, ir šiuo momentu dar galėsite ir nežinoti, kaip išspręsti. Taip pat gali būti, žinot, tas polinkis į skaitymą tokios senų knygų, grįžimas prie senų, netgi, sakyčiau, dvasinės informacijos. Bendrai paėmus, energijos jos bus ganėtinai gražios, tokios sėkmingos, bet tiesiog savaitės pabaigoje jausis toks nuovargis. Labai dažnai šitą kortą kaip kalnas, jis rodo, kad kalnas darbų, kalnas susitikimų, kalnas informacijos, kalnas tokių sprendimų, kuriuos aš turiu priimti per šią savaitę, ir dėl to galbūt būtina jums apspręsti, padaryti tam tikrus sprendimus ir planus apie ateitį, kas, ir jausis lygtais kalnas ant pečių, aš turiu labai daug atsakomybių, labai daug sprendimų priimti. Tai toks nuovargis po šitų 7 dienų, šitos savaitės pabaigoje tikrai gali jaustis. Bet pradžia bus labai lengva, energinga, tokia netgi sėkminga. Kažkur tai šio laikotarpio vidury vėlgi bus tokie apmąstymai, duodantis intuityvumo, norėsite nustatyti kažkokį tai kryptį, kur aš galiu toliau judėti ir eiti, ir tik tais, kaip minėjau, jau savaitės pabaigoje nuo to daugybės informacijos, kurios jūs gausite, tiesiog bus tokia pilna galva. Tai pažiūrėsime, koksgi yra kortų patarimas šiam laikotarpiui. Tai patarimas būtų nebijoti keistis, nebijoti uždaryti vieną laikotarpį ir atverti duris į naująjį. Taip, galbūt reikės priimti sunkesnius sprendimus, bet viską, ką mes bedarytumėme, mes darome tai tik į gerą. Tai toks buvo pirmasis variantas. Tokios energijos laukiamos pirmąjį variantą, ir dabar pasižiūrėkime būtent kas pasirinko antrąjį variantą, kokios energijos jau laukia antrojo varianto. Antrasis variantas, taip, kas laukia per sekančias 7 dienas. Dažniausiai kortos gali prasižaisti, susižaisti, šitos energijos, šitie įvykiai gali ateiti
anksčiau negu 7 dienos, bet taip pat ir 10 dienų laikotarpio irgi gali būti taip, kad ateina. Ne? Taip, kokiosgi svarbios tendencijos, energijos lauks antrojo varianto per sekančias 7 dienas, ką reikėtų žinoti apie svarbius įvykius, žmonės, finansus ir darbus. Ir pasižiūrėsime, kokį patarimą duoda mums kortos. Taigi, pagrindinė šio laikotarpio energija antrajam variantui iškrito korta vaikas. Kažkas naujo. Galite, sugalvoti, gali ateiti nauji hobiai, nauji interesai, naujas projektas gali prasidėti. Taip pat, kas turi vaikučių, gali būti šią savaitę aktuali būtent vaikų tematika. Vėlgi, kaip minėjau, dabar yra rugpjūčio vidurys, po truputėlį jau tėveliai pradeda ruoštis ir į mokyklas, darželius. Tai ta tematika tikrai gali būti aktuali. Dar pasižiūrėjau, taip, iš tikrųjų medis tai yra giminės, giminės kortų, giminės simbolis, kuris rodo, kad šeimos reikalai bus labai aktualūs. Taipogi, jeigu tai mes kalbame apie naują kažkokį projektą, tai nebus projektas, kuris, sakykime, vienai savaitai ar 2 savaitėms, tai bus ilgalaikis projektas, kuris galbūt neduos labai tokių vaisių iš karto greitų, kuris reikalaus ir dėmesio jūsų, ir pastangų. Kaip medį mes turime, kad jis augtų, prižiūrėti, genėti, taip čia ir su projektu, bet jis išlėtų, bet jis augs ir gilus šaknis, jis augs ir žemyn, ir aukštyn. Tai reiškia labai labai didelis perspektyvos tiems, kas nori pradėti kažką tai, ir labai gražios perspektyvos. Taip pat, kaip minėjau, gali laukti kai kurių tokių giminių susitikimai, giminių baliai, kur visa giminė ir seneliai, proseneliai susitinka, pasimato, galbūt vaikučiai, kai kurie pirmą kartą pamatys savo kažkokius tolimus giminaičius, bet irgi tokios energijos visas labai susijusios su mūsų giminė, su mūsų protėviais. Taip pat kažkam tikrai bus aktualus darbas ir mintis apie darbą, kaip minėjau, tas projektas, irgi gali būti darbinis, kuris, ta naujovė užims labai daug laiko ir minčių. Galimai jau iš seniau galvojate apie šį projektą, pradėti, nepradėti, verta, neverta. Ir toks kaip gali pasijausti cikliškumas. Vėlgi gali prasidėti pas kažką darbe naujas vėl ciklas, arba aplamai kaip naujas ciklas, darbe kažkas tai pokyčiai, arba vėl tas pats ciklas. Pavyzdžiui, kaip pas buhalterius būna taip, kad kelis kartus metuose reikia, kada reikia spėti priduoti visas ataskaitas, tai tas cikliškumas yra. Gali būti taip, kad ir pas jūs darbe yra tas cikliškumas ir tas ciklas vėl ateis, vėl reikia per naują kažką tai peržiūrėti. Gali kažkas gauti, jeigu kas ieško darbo, būtent darbo pasiūlymo, arba tas darbo pasiūlymas pagaliau bus pasirašyti visi dokumentai, oficialus, tai pasiūlymas. Ir tas pasiūlymas, tas darbas, jeigu ypač tai yra naujas kažkas, tai bus tikrai labai jums svarbus ir netgi, sakyčiau, toks karminis, kuris, tikrai svarbus, atsakingas, jaustis labai daug atsakomybės turėsite atiduoti šiam darbui ir šiai pozicijai, kuri galimai turi vėlgi potencialą. Jeigu jūs pradedate dabar kažkokios savo darbo stažą kaip kažkoks tai jaunesnysis padėjėjas, tai tikrai ateityje yra didelis potencialas, kad jūs galėsite augti karjeroje.
Taip pat irgi gali būti sėkmingas metas, sėkmingos pradžios ir tiems, kurie turi, nebūtinai eina į samdomą darbą, bet eina į savo veiklą. Šis laikotarpis gali atnešti vėlgi kažkokiu tai naujovių, naujų minčių, galbūt galvoti apie naujus įstatymus, kurie yra susiję su mokesčiais ir todėl tie, kurie dirba ant savęs, žmonės dirbantis pagal individualią veiklą arba turintis savo verslą, galvoja ir jiems reikės sutvarkyti tam tikrus popierius, naujai perdaryti kažką, tai prisitaikyti prie naujovių. Tai šis laikotarpis akivaizdžiai bus labai aktyvus, bus labai daug naujovių, naujų minčių, idėjų, susirašinėjimų, kontaktų, gali būti naujų klientų tiems, kas dirba ir turi savo verslą. Ir tikrai dėsti daug pastangų savo naujiesiams darbams. Ir kortos patarimas yra dobilas. Tai iš tikrųjų labai sėkminga korta iš savęs pati. Ir ji kalba apie tai, kad galbūt kai kuriuos dalykus mes pernelyg griežtai juos žiūrime, pernelyg rimtai juos žiūrime, tai truputėlį paprasčiau į tai pasižiūrėti. Taip pat kartais mums norisi ir mes vis atidėliojam tą savo laimės minutę. Vat, kai tik aš pabaigsiu šitą projektą, kai tik aš padarysiu tą ir aną, kai tik būsiu turtingas, tai iš karto tapsiu ir laimingu. Tai ši korta primena apie tai, kad reikia būti čia ir dabar ir stengtis džiaugtis tuo, ką turime dabar, tegu tai būna ne tiek daug, kiek mums norėtųsi, bet pamatyti tą grožį paprastumėme ir džiaugtis šituo gyvenimu. Taigi visos pradžios, kurias pradėsite, bus sėkmingos, tikrai yra labai geras šansas, kad viskas išsivystys puikiai, visi įvykiai neša tokias naujoves ir labai daug pozityvios, harmoningos energijos. Sveikinu Jūs su tuo ir linkiu Jums gražios savaitės.